Šiame video parodysiu, kaip nupirkti akcijų arba fondų per Interactive Brokers. Tai pasirenkame, ką norime pirkti, ar tai akcija, ar tai fondą. Na, tarkim, aš čia pirksiu Google. Tai spaudžiame Buy mygtuką ir čia matome ne vieną opciją. Tai dabar ką mes čia matome? Mes galime pirkti vienetais, akcijų vienetais arba fondų vienetais. Čia automatiškai meta 100 vienetų, tai tikriausiai nepirksime. Pavyzdžiui, perkame 2 vienetus. Okay. Tai jeigu pažymime, kad pirksime 2 vienetus, mums išmeta kaina $323.84. Tai tiek išleistume, plus dar komisinis kažkoks prisiskaičiuotų. Ir tuomet galime pasirinkti arba limit price, arba market order. Tai jeigu pasirenkame limit price, mums reikia įrašyti kainą, už kurią norime daryti šitą sandorį, pirkti akciją. Tai tarkime, norime pirkti už tą kainą, kuri dabar yra rinkoje, nei didesnė, nei mažesnė. Ir tuomet ją įrašome čia ir galime įrašyti, iki kada norime, kad tas pavedimas mūsų, tas pakvietimas pirkti galiotų. Tai pavyzdžiui, good till cancel tinka, pavyzdžiui, pasirinkimas, gali būti 1 dienos toksai pasiūlymas. Ir paspaudę preview matysime mokesčius, kiek kainuos mums šitą transakciją, tai kainuos netiek ir daug, apie 34-36 centus. Ir tada spaudžiame Buy Order ir tas pavedimas jau bus suformuotas. Kita opcija pirkti Market Price, tai tuomet jau kainos įrašyti nereikia, bus nupirkta tiesiog rinkos kaina tuo metu, kai pavedimas įsigalios. Tai ta kaina gali būti 16197, gali būti 162, gali būti 160, priklausys nuo to, tuo momentu, kokią kainą jisai pagaus. Jeigu norim tiksliai žinoti, už kokią kainą nuperkam, tai įrašome tą kainą, kurią norime pirkti. Kita opcija būtų pirkti ne vienetais, bet pirkti eurais. Tai tuomet čia pasirenkame valiutą. Šita akcija yra prekiaujama doleriais, tai yra Amerikos įmonė, tai bus ir doleriais šita akcija. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, norime investuoti 300 eurų į šitą akciją, tai tuomet mums gausis 1,8532 tiek akcijų nusipirktume. Tai nepilnai 2 akcijas mums išeina už 300 eurų. Jeigu rašysim didesnę sumą, bus daugiau tų vienetų. Ir tas pats principas galime pirkti arba rinkos kainą, tai tada market, arba limit kainą nurodydami savo kainą. Aišku, mes galime rašyti, kad pirksim tik tuo met, kai, pavyzdžiui, kaina pasieks 160 ir užstatom tokį pavedimą. Jeigu kaina nepasieks tokios sumos, arba neatsiras pardavėjų, kurie mums nori parduoti akcijų už tokią sumą, tai tas pavedimas taip ir neįsigalios. Jeigu paliksime dėtais, vieną dieną lauks tų pardavėjų, jų nesulauks ir jis atsijungs tas pavedimas. Arba galim palikti good till cancel, tai galbūt kažkada, gal rytoj, gal po savaitės, nežinia, Google'as pasieks $160 kainą už akciją ir tuomet mūsų tas pavedimas įsigaliotų. Tai va čia toksai kaip ir lošimas šiek tiek, išstatymas pavedimo su nurodyta kaina. Aišku, čia skirtumas nedidelis nuo rinkos kainos, tai greičiausiai jis įsigalios gan greitai, bet jeigu ten, pavyzdžiui, rašytume, nupirk man 2,6 akcijas už 150, tai gali tekti ilgokai palaukti, nežinom, ar tiek kris Google'as. Ir čia vėl galim paspausti preview, matom tie patys mokesčiai už transakciją. Taip tas prisipliusuos prie akcijos dar kainos. Tai tiek apie akcijų ar fondų pirkimus. Fondai perkami tuo pačiu principu, tik tiek, kad už fondus yra didesnis pirkimo mokestis. Galim kartu pasižiūrėti, jeigu mes pasiemam S&P 500, pavyzdžiui, fondą. Ir vėl spaudžiame Buy. Ir turime galimybę arba pirkti vienetais su limit price ir nurodydami tą kainą, va čia įrašydami, tarkim, tą, kuri dabar yra rinkos, čia yra rašom į limit ir pasirenkame, kad pirksime, pavyzdžiui, 3 vienetus. Pirksime 3 vienetus, arba jeigu norim už valiutą pirkti, ta prasme, už konkrečią sumą pirkti, tai tuomet galime rašyti, pavyzdžiui, 300. Ir paspaudus preview,
mums rodys, kad tokio pirkimo kaina jau yra nuo $1.70 iki $1.91. Tai galim grįžti back ir pasižiūrėti, jeigu pirktume vienetais, ne doleriais, jeigu perkam vienetais, rašome 3 vienetus, čia mums tiek kainuos dolerių šitą transakciją. Galim pasirinkti market order ir pasižiūrėti preview. Taip, tai mokesčiai nesikeičia, jie dar prisipliusuotų prie pirkimo kainos, tai pirkimo kaina yra, tai yra pirkimo išlaida būtų $322 ir dar mums čia prisidėtų $1 ir gaunasi 324. Tai tiek apie akcijų ir fondų pirkimus per Interactive Brokers.